tokiais daromi audeklai ar taip patys veidrodukai. Iš tiesų viskas yra išties panašu tiek savo išvaizdą, tiek savo kokybę į tai, ką turėdavo ir karaliaus damos. Na štai po truputėlį išlenda priekyje Versalio rūmai. Kaip aš minėjau, tai nėra didžiulė prabanga. Tikrai nėra didžiulė prabanga, bet labai siūlau žiūrėti labai viduramžių. Tai tas pats Napoleonas Bonapartas bus ir 100-metis karas. Visą tai, ką išgyvenę yra prancūzai, bet tai yra iš tiesų viena iš tokių įspūdingiausių salių tuo, kad labai gražūs tapybos kūriniai, didžiuliai paveikslai. Mes ko gero rinksimės į autobusą, jis stovės aikštelėje, toje pačioje vietoje, kur mes pastatysime jį, rinksimės 12:30. Bilietėlius jūs turite. Vaikučiai, kaip minėjau, eina nemokamai ir tada 12:30 būtų smagu, jeigu jūs ateitumėte į autobusą. Tada mes važiuosime vėl link Paryžiaus, išlipsime prie Šarlio Garnier operos, pažiūrėsime, apeisime ją iš visų pusių ir po truputėlį eisime link parfumerijos muziejaus. Kas nenorėtumėte eiti į parfumeriją, ar tiesiog tai netraukia, ar ne jums tai yra, galėsite pasivaikštinėti mieste, jeigu norėsis. Ten yra, kaip minėjau, daugelis šiaip didžiulių tikrų prancūziškų prekybos centrų. Aš kalbu apie pramoninės prekes, galėsite nueiti ir į tą patį Lafayetą, daugam žinoma, ir į Printemps pasižiūrėti. Ir tada susitarsim vėlgi laiką, kada mes išvažiuojame. Važiuosime į Defanso rajoną, pažiūrėti tų dangoraižių, pažiūrėti, kaip jie atrodo tas paryžietiškasis Manhetanas. Na ir būtent ten tada mes galėsim nusipirkti, kam reikia sūrio, vyno, šokolado ar dar kažką. Tai va, ir po to jau dėja iš Paryžiaus turėsime išvažiuoti vakarop, patrauksime link Lilio miesto ir miegosime, nakvosime nedidelėme tokiame, miestelėje galima vadinti. Bet aš turiu jūs iš tiesų labai nuvilti, siaubingai nemėgstu to viešbučio, jis iš tiesų yra, tikras turistinės klasės viešbutis. Toks tik ateiti, pernakvoti, nes maži kambarėliai labai. Na ir dėja, aš savo ruoštus dėčiau jūsų atsiprašyti, dėja Novaturas taip jau yra padaręs. Tas viešbutis yra tai vienai nakčiai, bet jis iš tiesų yra labai jau toks kuklutis, švelniai tariant. Dėl to gal patogumo ir bus mažiau, bet nėra iš ko rinktis šį kartą. Rytoj beje, kai važiuosime į Vokietiją, bus turbūt drįstu pasakyti pats geriausias viešbutis visos kelionės metu. Nes iš tiesų vokiška ir kokybė ir švara turi savus niuansus. Namukai priklausė irgi karališkajam dvarui, mažesni tokie. Įsuksime dabar į aikštelę. Na ir iš karto kairėje pusėje tas gražus toks pusarkinis toks pastatas, tai yra karališkosios arklidės buvę. Ir vienas ir kitas. Viename buvo laikomas pašaras, kitame arkliai. Kaip matote, iš tiesų arklidės, sunku įsivaizduoti, kad tai buvo arklidės, bet iš tiesų tai čia buvo laikomi žirgai. Karališkieji žirgai skirti karaliui ir jo šeimai.